Pagrindinė Zorų vizitinė kortelė, ieškant paieškose, bet kokios kitos informacijos, tai yra būtent šitai Seti Sidadiš, kažkas tokio tarėsi, kaip po septynių miestų slėnis, kažkas tokio, iš senosios kalbos, dar tas neaišku. Tai būtent tie kultiniai ežerai, kitaip tariant, vandeniu užpildyti vulkanų krateriai. Kaip būtų keista, nėra jie tokie seni. Iš tikrųjų, pirmas išsiveržimas prasidėjo datuojamas 35 700 metų atgal kažkur, po to antras 28 000 metų atgal ir dar 15 000 metų atgal 3 tokie gigantiški išsiveržimai buvo, kurie suformavo daugmaž ką mes turim. Ir dar 17 smulkių išsiveržimų viduje ir apylinkėse per paskutinius 5000 metų. Taigi gamta baigė savo projektą kažkur 500 mūsų eros metais. Buvo toks paskutinis luptelėjimas. Dabar mes turime ežerus. Iš tikrųjų, kai prie ežero pačio būni, nelabai tą suvoki. Geriausia yra, įspūdingiausia mums buvo, kai mes atvykom. Tai viena vulkano dalis be jokių ežerų. Jinai jau įspūdinga, kita žemesnis būtent šitais ežerais. Ir aišku, mes praleidom būtent vieną tokį įdomų aukštesnį vulkaninį ežeriuką. Irgi kultinis. Viską neapžiūrėsi. Bus kitam kartui. Taigi šita dalis bus apie kultinius, pavadinkim, vizitinius, kaip čia pasakyti, visiems žinomus, visiems rodomus, kaip pavyzdinė kortelė Zorų salų. Iš tikrųjų pripažįstama galbūt vienas iš nuostabiausių dalykų, galbūt ne tik Azoruose, bet ir pasaulyje. Sunku ginčytis, norėčiau daugiau laiko ten praleisti ir pažinti, mes jau daug neturėjom. Bet galim parodyti tai, ką pamatėm. Patiko, tikrai patiko, verta aplankyti. Labas rytas, pakašt. Matau, pusryčiai numeris 2. Oras kaip visada, nelabai pasimaudysi. Važiuosim pasivažinėti po salą. Vynas geras, vakar tūną valgiam pusryčiam ir gazpačio vietoj kavos. Tai čia kava, tipinis produkas. Sakau, mažiukas, espreso dydžio, bet visai gerai. Orų prognozės neįmanoma nuspėti. Viena pusė dabar yra užsiniaukusi. Ir skanu vištieną. Tai važiuosim pasivažinėti po kitą pusę. Ir viską pamatėm, rytoj atiduot mašiną reiks. Tai vyno terapiją darysim, degustuosim. Vynui, kaip duonai, 9 procentai yra PVM-as. Mūsų Lietuvoje sakytų, o čia sąjunga reikalauja, čia kaip ir dabar užšaudo viskas mokesčiais, nieko negalima. Prašom, į Biblijoje Kristus tai ką, laužė duoną tardamas, pylė vyną ir sakė, žmonės nenusileidžia, nieks ten iš Europos nieko neprašo tiek, kiek mes darom Lietuvoj pataikūnai. Tokia valdžia kalbų persistengia visada. Čia žmonės nėra akcizo vynui, PVM vynui kaip duonai. Prašau. Ką tai reiškia? Dirba daug žmonių. Čia visai ne politika. Čia mano pastebėjimas, yra ir sulyginimas. Popieriukai. Aš nepasakyčiau, ten servetėlės. Net nešiau. Ne. Kur ten? Norėčiau, kad pas mus dirbtų, bet kol kas
Horizontį nieko nematau. Dirba savo, ne mum. Na ką, artėjom prie gražiausių vietų. Tokia aikštelė sustoti, pasidairyti. Ir pažiūrėsim, ką... Jo. Kokia žaluma. Čia mes esam didžiuliam vulkano krateryje, jeigu matot, koks jo dydis. Atsidūrė milžiniškam vulkano krateryje. Ir mes stovim pačios briaunos. Jo. Aik, tu savo, net adrenalinas man išsiskiria. Iš tikrųjų paėmus. Kaip matot, mišką irgi drąsiai kerta. Nėra čia ko, kaip sakant, kaip morkas. Na, čia jų šalis čia būna. Koks krateris. Ir pati briauna. Tai taip. Ir lietuviškai nušneltas miškas. Bus kultūrinės pievos. Jo, čia kultūrinės pievos bus. Tiek štai tokio grožio. Mastas, neperduodamas kamera. Einam, pažiūrėsim. Čia mes atėjome į sotkę žmonių. Jo. Ir va čia tokie grožiai. Jeigu karvė čia ganosi, tai įsivaizduokit, kaip gražu. Kalniniam karvėm. Aš pavydėčiau. Pats savo pavydėčiau. Mes biškį paeisim, nes žmonės čia nepyksta. Ir pažiūrėsim, kas slepiasi už to takučio briaunos. Žmonės geri. Na ir ką? Kažkas vaikšto. Nieko. Ir kitko, pažiūrėkit, kokia čia visur sodri žolė. Kokia jinai tokia. Va. Jin tokia sultinga, kad žinokit, aš ją valgyt noriu. Čia žolytė, viskas matyta. Jo. Apačioje karšta, čia šalta. Štai laimingos karvės. Yra čia pienas pirkti laimingų karvių. Tai kurgi čia? Čia galėtų parduotuvėje būti ir laimingo žmogaus kepti blynai. Ir jie būtų. Kur čia laimingas nebūsi. Pažiūrėkit, Atlantas, kokios bangos. Gyvenvietė ir kokios bangos šniokščia. Karvutės. Dar vienas vulkanas. Na ir toks peizažas. Gražu labai iš tikrųjų. Gražu. Va ten dar vienas krateris, mažiukas. Dabar jau sunkiai pažįstamas, į laukus pavirtęs. Aš valgyčiau tokią žolę. Aš ją valgyčiau. Deja, mano kūnas nepritaikytas valgyti tokią žolę. Šitas sala, aš sakysiu, žinot ką, nepykit vegetarai, vegetarų rojus būtų. Tokia vat sukultūrinta ugnikalnio briauna. Vakar ugnikalnis, šiandien ganykla. Ja, va. Kelias upelis. Jeigu lietus gali nuplaukt, ane? Radom įdomių. Palauk biškį. Tie patys, bet kitokie jie. Asiukliai, bet pažiūrėkit. Jie tokie kitokie kažkaip. Man vis tiek jie pūkuoti tokie. Laimingesni jie. Asiuklis, laimingasis asiuklis, pavadinkim šitaip. Jo, laimingasis asiuklis. O čia šaknis, pažiūrėkit. Kaip bulvės. Valgyt galim. Ane? Jau. Laimingosios kalninės karvės. Gerutės tokios.
Ne. Nu, tokios mielos. Jo. Autonominė medžiaga. Čia yra. Va, nusileidžia. Jo. Kur čia laimingas nebūsi, pažiūrėkit. Kur čia nebūsi laimingas. Vandenuko ten atvežta. Čia va. Gali užlipti vaizdu pasigrožėti, kad nenugarmėtum į kitą vulkano pusę. Jau užtverta. Krateris, kur mes esam. Mes čia prisiparkavę, va čia. Ir matėm tik tai mažą dalį. Jis iš tikrųjų milžiniškas ir vadinasi Citadas. Na ir dabar mes kraterių leidžiamės iš tikrųjų tuo didžiuoju. Esam kraterį, kur kažkada buvo pekla, o dabar mes čia, į bažnyčią, į kaimą. Tai va. Čia apsupta nuo vėjų, nuo visko, visur vėjas košia. Atsargiai, stabdyk. Tylu ramu, nu tai stabdau, tai čia nelabai kas. Nusileidom kažkiek žemiau prie pirmo kraterio, kur aišku dabar ežeriukas. Na, supažindinsim, yra kavinė. Aišku, ten kainos jau užsilankstė kaip Lietuvoje. O, kainos kaip Lietuvoje čia. Už vietą. Tai, nu, antras patiekalas apie 20 eurų, 20-30 kažkur. Jo, tai balytės tos gerai. Nu ir va toks, kaip pasakyt, ten man už nugaros kavinuką. Ten vis turistinis centriukas toks, kur nieko gero, čia pievutė nutarkuota ir ežeriukas, tos gamtos, kaip pasakyti, gamta adaptuota plačiam turistui. Daug amerikiečių čia labai, daugiau negu europiečių. Ir parodysiu, ką mes matom ir kas čia gero. Gal daugiau tikėjausi, bet ne visur reikia tikėtis maksimum. Sukurtas dirbtinis kioskiukai, kur neveikia, gali išsinuomot. Toks žlugęs verslo projektukas, turbūt jų čia per daug, atseit gali restoranėlį atsidaryti, nuomojama, bet nėra tokios paklausos, antytės ne vietinės, paukščiukas kaip ir vietinis, žmonės kur rūpinasi. Labai primena man Velsą asmeniškai, gal kažkiek Škotijos, labiau gal Velsą primena. Medžiai paskendę, nes liūtis buvo. Tas labai gražu paskendę medžiai. Jie... Kavinė be konkurencijos ir kainos pasidarė taip, kaip reikia. Mūsų reikalas pirkti ar nepirkti. Mes paieškosim kažko autentiškesnio, ar ne burgeriukas su bandele. Atsakingai. Taip geriau mane ramina. Tai. Išvažinėjame iš kraterio. Tarp dviejų sujungtų kraterio ežerų. Ir jų čia mes nematėm. Čia mes tau prisivyja visą koloną. Na. Atvažiavom, kur ikoninė skaitytųsi vieta. Matysis kalderos, ežerai. Ir čia yra žlugęs viešbutis. Jo, jau ten yra užlipusių. Aš nežinau, ten galima ar ne, bet viską parodysim. Kalderos, kur ežerai, tai yra krateriai. Parodysim žlugusi viešbutį ir kitoj pusėje, kas irgi matosi. Mes irgi kažkas tokio ant kraterio briaunos esam ir dabar einam grožėtis. Štai skirtingos spalvos, keičiantys spalvą kraterio ežerai. Čia pasistūmė kažkas tave, ne? Nu tiek to. Čia būna konkurencija tokia atėjai, vietos daug, bet su šikna pastūmė kitą žmogų
Taip negražu, bet tiek to. Ten toliau. Ir ko, jo, Va, už kalnų vandenynas. taip, Va, parodyk visą daugybę už kalnų vandenyną. tai aš tą ir darau. Štai. Žlugusi svajonė. Kažkas norėjo pastatyti. Ką? Jo, bet ten yra kažkas užlypę. Tai vat kas mėgsta adrenaliną gali laipiot. O čia aš nenorėčiau. Ir laiko neturiu ir noro. Va. Ir siūlyčiau nelaipiot niekam čia. Nes yra pavojinga. Vieta įspūdinga ir žlugia pinigai ir svajonės. Eisim kitą pusę pažiūrėti. Einam. O čia vandenynas? Jo. Čia vandenynas. Ten krateris. Čia vandenynas. Čia vandenynas. Vat ir prašom. Miškas, kurį irgi būna kerta. Endeminiai medžiai. Gamta atima viską, kas priklausė žmogui. Jo. Gėlynų tapo kabantys užgesusios svajonės sodai. Ten kažkiek vaizdo matysis. Įdomu, koks aukštis, nežinau. Vaizdas gražus. Sete citadės vadinasi visi tai. Tai faktas. Čia buvo recepcija. Įdomu, kokia šito viešbučio istorija yra. Kas su juo nutiko, kad jis gyvavo ir mirė, ar net nepradėjo gyvuoti. Aplinka nėra puošiantis galbūt. Ir iš kitos pusės. Aš gal ir norėčiau tokiam apsistot. Vienu žodžiu, jo, palaidotos. Tai taip. Galbūt pradėjo ir neužteko jėgų. Mes nežinom. Mes nežinom. Vieta šiaip įspūdinga. Gal irgi būna, kaip pas mus, tipo griaut paskum. Endeminis miškas. Jis yra štai toks. Visur drėgmė, medžiai. Štai kaip medžiai atrodo. Ir jis toks savotiškas, sakyčiau. Labai išskirtinis. Su vamzdžiu. Pavadinčiau džiungliam. Neįžengiamom džiungliam. Neįsivaizduoju, kaip čia reiktų eiti pėsčiomis. Šlapia, drėgna ir nepraeinama. Einu. Žlugęs viešbutis. Paukščių karalystė. Keli aukštai. Tai aš matau. Čia didžiulis jisai. Ir dabar jis tapo paukščių viešbučių, van, balandžiukai gieda, ane? Jo. Jo. Paukščių viešbutis. Paukščių. Jo, man įdomu šito viešbučio. Einam, pasižiūrėsim, gal kažkur bus parašyta. Ne, čia reikės susirasti žemėlapį, žinau kas. Ir susirasti, kas čia per statinys, kas jam nutiko. Čia aplink keliukai važiuot, nes plytos tipo negali, gal vienpusis. Nu. Titanikas, viešbučio Titanikas. Bet gerai priparkavo, ne? Jo, tai vietiniai kaubojai čia, jie žino vieni kitus faktus. Tai
ne visos svajonės išsipildo. Ir garažai buvo. Jo, čia buvo garažai, gal koks prekių įvežimas. Vienos svajonės išsipildo, kitos žlunga. Jeigu rasiu, papasakosiu, kas su juo nutiko. Nieko amžino šitam gyvenime. Kokia Montepalais viešbučio istorija. Šitas apleistas viešbutį Montepalais hotelis buvo prabangus 5 žvaigždučių viešbutis, įsikūręs ant Sete Citadeš ežerų, praktiškai pačioje gražiausiai San Migelio saloje. Viešbutis oficialiai atidarytas 1989 metais, tai nepamenu kažkokios tai šalies, berods Olandų ar Belgų įmonė. Keli akcininkai pagrindiniai nusprendė, kad atėjo laikas į Azorus, nes tuo metu ten turizmas kaip ir toks nebuvo jo. Na, jie nusprendė ir padarė. Taigi tas viešbutis atidarytas 1989 metais, turėjo net 88 kambarius, restoranus, barus, sodus, spūdingą panoraminį vaizdą į ežerus. Kaip bebūtų, išskirtinė vieta ir prabanga, kuri buvo viešbutis Montepalais, užsidarė vos po 18 mėnesių veiklos 90 metų pabaigoje. Pagrindinės uždarimo priežastys buvo nuolatinis rūkas, sunkiai pasiekiama vieta, silpna paklausa, nepakankamas turistų srautas tuo laikotarpiu. Dar eina kalbos apie tai, kad nebuvo ką tenais veikti, tarkim, pasižiūri, pasigroži, nėra nei baseinų, nei spa, nei dar, kad prabanga tokia, kur tu nieko negali daryti. Tas miestelis, kur apačioje tų ežerų, iki jo yra toli ir pešiomis principė nenueisi. Kažkaip nuvažiuoti vėl tų galimybių nėra. Iš esmės, infrastruktūros nebuvimas būtent tam tikriem paklausos dalykam, bet šiaip kaip bebūtų tokia investicija tik 18 mėnesių, tai wow. Dar kurį laiką ta kompanija saugojo pastatą, buvo šunys, sargai. Ginkluoti, neginkluoti nežinom, viskas buvo kambariai paruošta, kad bet kada galima būtų atidaryti. Būtent tie investuotojai yra iki šiol veikiantys prabangų viešbutį pastatę Azoruose, tai kaina, kiek žiūrėjau, yra apie 5000 kažkur, taip 7 dienom, plius minus nuo sezonų, nuo paketo. Kad ten įspūdingo nėra, lyginant su, pavyzdžiui, kai kuriais nors turistiniais, jeigu pailsėti, sakykime. Tai jau, paskiau kiniečių investitoriai nupirko 17 ar 19 metais nupirko kinų investuotojai, visi iš karto sužybo, kad galbūt čia jį padarys panašiai, bet dėja to nenutiko. Per tą laiką, kai buvo nuimta apsauga, viešbutis buvo išplėštas, nuniokotas ir dabar likę tik tai griuvėsiai. Interjero absoliučiai neliko, nieko neliko. Pastaraisiais metais bandyta dar kažką daryti, tačiau nieko nepavyko. Būklė pastato nekokia, kaip jie atseit užmūrė ir bando, kad nepatektų, bet ką tu prižiūrėsi. Tai tokia žlugusios trumpos labai investicinės svajonės istorija.